Tai labas vakaras visiems, patvirtinkite, ar mane girdite, duokite žinoti žinute, parašykite taip girdime, ar galbūt negirdite. Girdime, tai labai džiugu, tai sveiki dar kartą, aš esu Mantė, kvapų namų marketingo atstovė ir šiandien būsiu šio webinaro koordinatorė, supažindinsiu jūs su pagrindinėmis taisyklėmis trumpai susipažinsim su lektorėmis ir tada keliausime prie webinaro. Kadangi mūsų vis dar jungiasi, o aš šiuos narius patvirtinu, jūs, kurie prisijungėte, tai dabar trumpai pristatysiu ir netrukus tęsiu būtent dalyvių priėmimą. Tai visų pirma, norime labai pasidžiaugti už gausų susidomėjimą šiuo webinaru. Vadinasi, tema aromaterapija, kuri veikia ir kaip suprasti eterinių aliejų sudėtį, yra iš tiesų svarbi. Vadinasi, turėsite ir nemažai klausimų ir esate opus būtent šią temą. Tai šiame webinare į šiuos aktualius klausimus mums atsakys mūsų webinaro lektorė Eglė Juknevičienė ir taip pat šio webinaro kita lektorė, mūsų svečias, kvapų namų įkūrėja Rūta Daunoravičienė. Tai prieš pradedant pristatyti lektorės, norėtume trumpai su jumis susipažinti, kad žinotume, iš kokio miesto prisijungėte ir tokiu online būdu, kai esame, šiek tiek jaustumės labiau susijungę. Tai netrukus jūsų ekrane pasirodys labai trumpa apklausa klausimas ir prašysime jūsų atsakyti į klausimą štai šiuo metu, būtent iš kokio miesto prisijungite į šį webinarą. Tai labai įdomu, iš kokių miestų prisijungėte, tai keletą minučių ir šiek tiek artimiau susipažinsime. Mes savo kvapų namų būstinę turime Vilniuje, šiuo metu aš pati sveikinuosi iš Vilniaus, tačiau turime ir savo parduotuves, mūsų taškus ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir būtent Vilniuje. Gerai, dar keletą minučių. Labai dėkojame už gausų balsavimą ir tuojaus pasižiūrėsime, iš kokių miestų dažniausiai prisijungiate. Taip, tai matome ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos, ir iš įvairių užsienio šalių, ar ne, ir Šiauliai, įvairiausių miestų. Tai ačiū už atsakymus, o dabar, kad galėtume pereiti prie webinaro ir būtent mūsų lektorės žinotų, galbūt kiek jūs žinote, kiek jūs esate susipažinę su aromaterapija, tai norime užduoti dar vieną labai lengvą ir paprastą klausimą, tai vėlgi tuoj pat jį išvystate savo ekrane. Tai kiek esate susipažinę su aromaterapija? Ar esate naujokas, ar esate tas, kuris seniai naudoja eterinius aliejus, ar ne, bet galbūt trūksta tam tikrų žinių, nesate įsigilinę, galbūt norite atsakyti į kažkokius klausimus savo šiek tiek gilesnius, o gal esate tas, kuris iš tikrųjų jau seniai kaupia aromaterapinės žinias, esate patyręs, tačiau norite dar giliau sužinoti, suprasti eterinių aliejų sudėtį ir kaip kas su kuo veikia. Tai dar keletą minučių, tuo pačiu aš priiminėju ir mūsų dalyvius, kadangi mūsų yra didelė gausa ir į tą laiką, kol jūs atsakote į šį klausimą, matau, kad jūs klausėte, ar bus įrašas. Taip, šio webinaro įrašas bus, tai po webinaro, tai yra rytoj, gausite nuorodą su būtent įrašu ir galėsite dar kartą persižiūrėti. Taigi, ačiū už jūsų atsakymus ir matome, kad iš mūsų prisijungusių 21% yra naujokas, tada 58% jau, kurie seniai naudoja eterinius aliejus, bet gal šiek tiek trūksta žinių ir turime lygiai tokį patį procentą, maždaug trečdalį žmonių, kurie seniai kaupia. Tai seniai kaupia žinias ir žino, kaip naudoti, tai labai malonu susipažinti ir šiek tiek sužinoti, kiek naudojate ir kokių klausimų įdomų turėsite būtent šio webinaro metu. Tai ačiū Jums ir
dabar netrukus keliausime prie webinaro ir norėčiau pristatyti trumpą informaciją. Tai tas, kas jau prisijungėte ir rašote mūsų čato langelį, tai galite pastebėti, kad būtent šio webinaro metu tiek mikrofonai, tiek kameros yra išjungtos ar ne, tai savo klausimus galite užduoti viso webinaro metu, tai kaip lektorė pristatinės paskaitą, kokį klausimą jums kils, iš karto galite rašyti, galbūt lektorė pamatys iš karto, bet atsakymų ir klausimų sesija būtent į jūsų pateiktus klausimus čato langelyje bus šio webinaro pabaigoje, tad būtinai likite prisijungę iki pat pabaigos, atsakysime į visus rūpimus klausimus. Na, o dabar galėsime keliauti prie webinaro ir pradėti. Tai kviečiu prisijungti ir prisistatyti mūsų šio webinaro lektorės ir perduoti žodį joms. Labas vakaras, aš esu Eglė Juknevičienė, aromatologė, sertifikuota eterinių aliejų biochemijos specialistė ir sertifikuota integratyvios prancūzų aromaterapijos specialistė. Taip pat esu Lietuvos aromaterapeutų asociacijos valdybos narė. Labai džiaugiuosi, kad šiandien tiek daug žmonių besidominčių aromaterapiją susirinko pabendrauti, paklausyti ir pasakyti savo mintis, tikiuosi. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu platinti, skleisti aromaterapijos žinias, kad kuo daugiau žmonių suprastų būtent, kas yra aromaterapija, kaip jinai veikia ir kuo jinai gali būti naudinga mums visiems. Rūta? Čia dabar jau ir man. Sveiki visi. Aš įsiterpsiu tik tai ten keliom skaidrėm apie kokybę. Esu kvapų namų viena iš įkūrėjų, bendrakūrėjų ir esu laboratorijos vadovė. Tai šiandien irgi truputėlį kelis dalykus paakcentuosiu programą. Šiek tiek tai manau, kad labai ir nebegaiškim ir keliaukim turbūt, ne, pirmin. Na gerai, tuomet pradedam šiandieninę paskaitą. Aromaterapija, kuri veikia ir kodėl mums visiems yra svarbu suprasti eterinių aliejų sudėtį. Kvapai mus supa nuo pat gimimo ir kiekvienas mūsų įkvėpimas oro yra susijęs su kvapais. Mes negalim tiesiog įkvėpti oro ir nepajutę kvapų. Ir kvapas yra mums ypatingai svarbus, nes jis yra vienas iš mūsų pasaulio suvokimo būdų. Mes visi labai puikiai žinom, kad vieni kvapai mums patinka, kiti kvapai nepatinka, vieni veikia mūsų nuotaiką ir savijautą teigiamai, kiti neigiamai ir kad kvapai yra nepaprastai svarbus mūsų gyvenime. Tačiau tol, kol mes užuodžiame kvapus, tai mums kažkaip nėra svarbu, iš ko tas kvapas sudarytas. Jis yra atrodo kaip tiesiog mūsų pasaulio dalis. Tačiau, kai jau turime eterinio aliejaus buteliuką, kuris yra kvapas surinktas į buteliuką, koncentruotas tasai kvapas, ir mes ketiname jį kažkaip tai panaudoti, tada pradedam galvoti, kaip mes tą eterinį aliejų naudosim, kodėl mes jį naudosim, koks yra panaudojimo tikslas. O tam, kad galėtumėm įsivertinti, kaip mes naudosim, pirmiausia, mes turim galvoti, kodėl naudosim. Tai dažniausiai eterinius aliejus mes naudojam dėl tokių dviejų pagrindinių priežasčių. Viena, tai yra sukurti gražesnę mūsų aplinką, paskleisti kvapus aplinkoje, kad mūsų aplinka skaniai kvepėtų, pasikvėpinti patys, tai eteriniai aliejai yra kvepalų sudedamoji dalis, arba pats eterinis aliejus yra kaip ir kvepalas, jų sinergijos yra kvepalai. Ir kita sritis, kurioje mes naudojame eterinius aliejus, tai yra sveikatinimasis, tai yra mūsų savijautos geros palaikymas arba netgi terapija, aromaterapija. Taigi, aromaterapija. Daugumą paskaitų pradedu nuo šitos skaidrės.
todėl kad dar vis kartais kyla klausimų, ar aromaterapija yra terapija ar ne terapija. Taigi Lietuvoje oficialiai nuo 2021 metų aromaterapija yra alternatyviosios arba papildomos medicinos kryptis. Taigi aromaterapija yra papildoma medicina, kai gydoma eteriniais aliejais arba kitomis aromatinėmis medžiagomis. Taigi nėra klausimo, ar eteriniai aliejai mus gydo, ar eteriniai aliejai mus veikia. Taip, jie yra terapinė medžiaga, kuri veikia mūsų organizmą. Ir žinant tai, akivaizdu, kad ypač svarbu žinoti, iš ko tie eteriniai aliejai sudaryti ir kaip jie veikia. Eterinių aliejų sudėtis yra visiškai aiški. Eteriniai aliejai yra tiriami dujų chromatografijos ir masės spektrometrijos metodu. Štai taip atrodo reali kvapų namų chromatograma paprastųjų čiobrelių, tai yra Thymus serpylium. Iškart paminiu lotynišką pavadinimą, paskui plačiau kalbėsiu, kodėl būtinai jį reikia minėti. Ir šitoj chromatogramai mes matom, kad eterinis aliejus sudarytas iš 111 komponentų. Ir visų tų komponentų yra skirtingi kiekiai eterinėme aliejuje. Tai kuo didesnis šitas pikas, tuo daugiau tos molekulės yra eterinėme aliejuje. Taigi, žinom eterinio aliejaus sudėtį. Ką dabar mums su ta sudėtim daryti, kaip mes ją galim įvertinti, nes chromatograma tai toksai yra dalykas, kuris labiau skirtas mokslininkams, laboratorijai, kokybės įvertinimui. Taigi, sekantis etapas yra eterinių aliejų, žinių apie eterinių aliejų sudėtinės dalis susisteminimas ir išsiaiškinimas, kokį poveikį tos molekulės gali daryti mūsų organizmui. Tai šiuo metu labiausiai paplitusi eterinių aliejų sisteminimo, eterinių aliejų savybių sisteminimo ir mokymosi apie eterinius aliejus teorija yra funkcinių grupių teorija. Tai funkcinių grupių teorija sugrupuoja molekulės pagal jų cheminės savybės, pagal funkcinės grupės. Tačiau ta teorija jau šiuo metu yra labai sparčiai besivystanti į struktūros ir sąveikos ryšio, kada mes dar įvertiname fizikinės molekulės savybės ir kada mes galime įvertinti, kaip eterinio aliejaus molekulė, kuri yra labai maža molekulė, jungiasi prie tokios didelės baltymo molekulės pagal savo erdvinę struktūrą. Taigi, funkcinių grupių teorija, sugrupavusi visas molekulės, kurios yra eterinėme aliejuje, visas tas sugrupavimas susideda į maždaug pagrindinių 14 grupių, kur kiekvienoje grupėje dar yra daug atskirų molekulių, bet jos turi tam tikras funkcinės grupės ir pasižymi tam tikromis cheminėmis savybėmis ir atitinkamai tam tikromis terapinėmis savybėmis, tam tikrų būdų veikia mūsų organizmą. Tai cheminės formulės sudėjau tikrai ne visų šičia paminėtų grupių, tiesiog kaip pavyzdžius, todėl kad cheminės formulės dažniausiai žmonės gąsdina, nes organinės chemijos formulės yra ganėtinai sudėtingos, net ir nupieštos sudėtingos, o iš tiesų jos yra dar erdvinės ir erdvėje išsidėsčiusios tam tikrų būdų. Tačiau funkcinių grupių teorija leidžia mums tas grupės, pavyzdžiui, pasižymėti tam tikromis spalvomis, nes žinome pavadinimus, žinome, kokios pagrindinės yra savybės tos grupės ir toliau nagrinėjam eterinio aliejaus sudėtį. Aš dažniausiai naudojuosi Dropsmart duomenų baze. Kadangi jinai būtent eterinių aliejų sudėtį, va taip labai aiškiai apibrėžia rutulinėmis diagramomis, toje duomenų bazėje yra kiekvieno eterinio aliejaus nurodyta, kas tam tikrų gamintojų eteriniai aliejai surinkti, žinios apie juos, nurodyta, kokio augalo eterinis aliejus, iš kokios augalo dalies jisai išgautas, koks yra eterinio aliejaus išgavimo būdas, kokiomis savybėmis tas eterinis aliejus pasižymi ir kokios yra būtent kokia jo molekulinė sudėtis ir kokios yra terapinės savybės. Ir šita duomenų bazė dar turi labai didelę mokslinių tyrimų biblioteką, virš 14 000 tikriausiai šiuo metu mokslinių tyrimų sukaupta šioje bibliotekoje.
Ir yra dar vienas būdas pažinti eterinių aliejų terapinės savybės pagal jų molekulinę sudėtį, tai Frankomo Penelio schema, kuri išdėsto koordinačių sistemoje tam tikrų būdų eterinį aliejų sudarančias molekulės ir į šitą schemą užmetęs akį aromaterapeutas jau daugmaž gali nustatyti jo galimas terapinės savybės. Kodėl svarbu žinoti eterinio aliejų cheminę sudėtį ir dar priedo, kaip aš sakiau, eterinio aliejaus tai yra augalo, iš kurio išgautas eterinis aliejus lotynišką pavadinimą. Todėl, kad tas pats augalas gali turėti, to paties augalo gali būti daug botaninių rūšių, kurių pavadinimai skiriasi. Ir tuomet eteriniais aliejus taip pat skirsis priklausomai nuo botaninės rūšies. Tai vat dabar žiema, visi turbūt dauguma žmonių, kurie domisi fitoterapija ir aromaterapija, žino, kad labai naudinga nuo slogos, nuo kosulio kvėpuoti, uostyti, garinti eukaliptą. Tačiau pasakymas eukaliptas iš esmės nieko nepasako, todėl kad eukaliptų yra gal 200 botaninių rūšių, jie yra skirtingi, aromaterapijoje naudojama mažiausiai kokios 6 rūšys eukaliptų. Ir nusipirkę eukalipto eterinį aliejų, jūs turite žinoti, kokio tiksliai eukalipto jums reikia, todėl kad rutulinis eukaliptas, štai kaip čia pavaizduota diagrama, arba spindulinis eukaliptas yra panašios sudėties, tai vat šitas geltonas laukas yra eukaliptolis, tai būtent šita medžiaga, kurios mes norime iš eukalipto, kuri skystina gleives, veikia mukolitiškai, aktyvina gleivių išsiskyrimą iš kvėpavimo takų. Tačiau jeigu mes paimsime mėtinio arba plaušuotojo eukalipto buteliuką, jo kvapas bus visiškai kitoks, todėl kad jo cheminė sudėtis yra kita. Jo didžiąją, kaip pasakyti, pagrindinė veiklioji molekulė, pati aktyvioji molekulė yra mentonas, dėl to jisai turi mėtinį kvapą ir tai yra ketoninis eterinis aliejus, kurį ne visiems žmonėms galima naudoti, jisai turi tam tikrus naudojimo apribojimus. Ir eterinių aliejų cheminę sudėtį ir botaninį pavadinimą reikia žinoti dar ir dėl to, kad mes kartais buityje tuo pačiu pavadinimu naudojam, tuo pačiu augalo pavadinimu naudojam įvairius netgi skirtingus augalus. Pavyzdžiui, pasakom ramunėlė, įsivaizduojam augalą tą geltonų viduriuku ir baltais lapeliais. Tačiau mes turime visiškai skirtingas ramunėlės, tai yra vokiškoji ramunėlė, vokiškųjų ramunėlių eterinis aliejus yra sekskviterpeninis, priešuždegiminis, jisai yra mėlynas pats eterinis aliejus, dar kartais vadinama mėlynoji ramunėlė. Ir mes turim romėnišką ramunėlę arba taurioji didramunė lietuviškai, jeigu labai tiksliai vadinasi. Jinai yra raminanti, atpalaiduojanti, jos yra visiškai kita cheminė sudėtis molekulių ir kadangi turėdami tam tikras vizualias spalvotas diagramas, mes jas greta sudėję iškart matom, kad šito eterinio aliejaus sudėtis visiškai skiriasi ir tai yra kaip tiesiog kitos rūšies augalas. Dar vienas svarbus dalykas yra, dėl ko mes turime žinoti eterinių aliejų sudėtį, tai yra eterinių aliejų chemotipai. Eteriniai aliejai, kurie yra tiriami, kurių sudėtis yra žinoma, jie yra chemotipiniai pagal kelis aspektus. Iš vienos pusės pagal savo žinomą eterinio aliejaus sudėtį, iš kitos pusės, pavyzdžiui, čiobreliai ir kai kurie kiti augalai, jie gali išskirti skirtingas kvapiąsias medžiagas priklausomai nuo augimo vietos, priklausomai nuo metų laiko, priklausomai nuo dirvožemio, kuriame auga. Ir čiobrelis, tas vaistinis čiobrelis, Thymus vulgaris, gali būti iki 9 chemotipų. Tai yra timolio, linololio, tujenolio, borneolio, geraniolio. Ir čia šitos visos diagramos molekulinė sudėtis yra tik čiobrelių. Taigi dažniausiai pasitaikantis timolio chemotipo čiobrelis, kuriame yra būtent šitas laukas, rodo fenolinius junginius čiobrelyje. Jis yra labai stipriai antiinfekcinis.
tačiau jis yra labai aštraus kvapo ir jo negalima tepti neskiesto ant odos ir jo negalima naudoti vaikams iki 7 metų, todėl kad jis yra labai stipraus poveikio. Ir taip pat čiobrelis, tų pačių vaistinių čiobrelių eterinis aliejus linalolio chemotipo, jisai bus labai švelnus, jis taip pat turės antiinfekcinį poveikį, tačiau labai švelnų, jisai nedirgina odos, jisai yra tinkamas vaikams. Ir galime rasti netgi čiobrelį cineolio chemotipo, kuriame dalis eterinio aliejaus molekulių bus tas cineolis, kuris yra tame pačiame eukalipte. Taigi mes eterinius aliejus pagal cheminę sudėtį galime ir įvertinti jų poveikį, ir tarpusavyje derinti. Todėl labai svarbu mums žinoti eterinių aliejų sudėtį, būtent tą cheminę sudėtį. Dar vienas sudėtingumas su eteriniais aliejais gali būti toksai, kad kartais eterinių aliejų pavadinimai, pats pavadinimas apibrėžia jo chemotipą. Labai populiarūs eteriniai aliejai daug kur naudojami, gaunami iš cinamoninio kamparmedžio. Cinamoninio kamparmedžio eterinis aliejus yra vienas iš pačių seniausiai išgaunamų eterinių aliejų. Ir priklausomai nuo medžio augimo vietos, Madagaskare augantis kamparinis cinamonmedis išskiria eterinį aliejų, tiksliau mes iš jo išgauname eterinį aliejų, kuriame didžiausia dalis yra cineolio. Tai yra ta pati molekulė kaip eukaliptuose. Ir šitas eterinis aliejus visur vadinamas Ravinsaro eterinis aliejus. Jisai net nevadinamas, kad čia yra kažkoks kamparinio cinamonmedžio, jis yra Ravinsaro eterinis aliejus ir taip vadinamas visame pasaulyje. Iš cinamoninio kamparmedžio gali būti išgaunamas eterinis aliejus, kuriame didžioji dalis molekulių bus linalolis. Tai bus švelnus eterinis aliejus, taip kaip linalolio chemotipo čiobrelis, taip ir linalolio chemotipo cinamoninio kamparmedžio eterinis aliejus bus tinkamas vaikams, bus švelnaus poveikio, antibakterinio, galimas naudoti odai. Tačiau jisai dažniausiai vadinamas būtent Ho-Wood arba Ho-Shu eterinis aliejus, priklausomai nuo to, ar jisai yra išgautas iš medienos, Ho-Wood iš medienos, Ho-Shu iš augalo lapų ir šakelių. Ir gali būti kamparinis lauramedis, tai yra kamparinis cinamonmedis, kurio eterinėme aliejuje didžiausią dalį sudaro būtent kamparas. Kaip jis yra pavadinime vadinamas kamparinis cinamonmedis, ir tuomet jo poveikis bus kitoks, jisai turės žymiai didesnius apribojimus, todėl kad kamparas yra ketonas, kuris gali būti ir labai naudingas, tačiau jo dideli kiekiai gali būti ir pavojingi mūsų sveikatai. Ir dar kartais, dėl ko svarbu žinoti lotynišką augalo, iš kurio išgautas eterinis aliejus pavadinimą, tai dėl tam tikrų nesusipratimų, kurie atsiranda dėl tam tikrų vertimų iš vienos kalbos į kitą, nes pavyzdžiui, anglų kalba pelargonijų eterinis aliejus vadinasi geranium arba rose geranium, rožinių pelargonijų eterinis aliejus. Ir geranium tai yra rožinė pelargonija. Tačiau jeigu įvedi tiesiog į Google vertėją geranium, tai jisai išverčia tada, kad tai yra snaputis. Ir tada atsiranda tokių parašymų nesuprantančių žmonių, kad čia yra snapučio eterinis aliejus. Snaputis, taip, jisai yra geranium silvaticum, miškinis snaputis, snapučių yra daug rūšių, tačiau snapučiai visi yra gražios gėlytės, va turbūt miškinį snaputį visi pažįstat, kurie vaikštot po miškus, jisai ganėtinai paplitęs Lietuvoje, tačiau visi žinom, kad jisai nekvepia, visi, kas pažįstam snapučius, žinom, kad jisai nekvepia. Taigi reikia žiūrėti į lotynišką pavadinimą. Pelargonium tai bus pelargonijos, o geranium tai bus snapučiai. Taigi, kad nesusipainiotumėm, visada tikrinamės lotyniškus pavadinimus. Sekantis svarbus dalykas, naudojant eterinius aliejus, tai yra niekuomet neužmiršti, kad eteriniai aliejai yra labai didelės koncentracijos medžiagos. Iš
kai mes užuodžiame kvapus, pavyzdžiui, rožių kvapas yra pakankamai stiprus ir melisų kvapas yra pakankamai stiprus ir augalo, mes juos gerai užuodžiame, gerai atpažįstame. Tačiau, kad gautumėm 5 ml rožių eterinio aliejaus, turim išdistiliuoti apie 50 kg rožių žiedlapių. Ir kad gautume 5 ml melisų eterinio aliejaus, turim išdistiliuoti apie 30 kg melisų žolės. Taigi viename laše eterinio aliejaus yra sukaupta labai daug augalo pagamintų stipriai veikiančių medžiagų. Ir vienas lašas čiobrelių eterinio aliejaus, tai čia toks labai vizualus pavyzdys, kurį suskaičiavo kažkuris aromaterapeutas, tai vienas lašas čiobrelio eterinio aliejaus atitinka 60 puodelių čiobrelio arbatos. Taigi pagal tai galim suvokti, kad vienas lašas turi terapinį poveikį kaip 60 puodelių. 60 puodelių čiobrelio arbatos yra akivaizdžiai per didelę normą ar sergant, ar sveikatinantis. Taigi aromaterapijos pagrindinė taisyklė, kad daugiau yra mažiau. Maži kiekiai, labai mažos dozės eterinio aliejų turi labai puikų poveikį mūsų organizmui, o didelės dozės gali būti kenksmingos. Taigi pereinu prie aromaterapijos saugumo, kas yra labai svarbu. Tai aromaterapijos saugumas yra vienas iš dalykų, dėl ko taip pat mums reikia žinoti eterinio aliejaus, kurį mes naudojame sudėtį. Eterinių aliejų naudojimo būdai, tai būtent kaip mes juos naudosime, kvėpsime iš buteliuko, kvėpsime iš asmeninio inhaliatoriaus, garinsime, tepsime ant odos ar darysime viso kūno masažą. Jisai priklauso nuo eterinio aliejaus naudojimo tikslo, dėl kokiu tikslu mes jį naudojame, ir labai priklauso nuo konkretaus naudotojo. Nuo konkretaus naudotojo, tai ta prasme, koks žmogus yra, nuo jo priklauso koncentracija ir kiekis eterinio aliejaus, kokį mes galime sunaudoti. Ir eterinių aliejų naudojimas labiausiai ribojamas kūdikiams ir vaikams. Tai kūdikiams eterinių aliejų nerekomenduojama naudoti, kūdikiams visiškai pakanka hidrolato terapijos. Hidrolatai tai yra medžiagos, kurios gaunamos distiliuojant eterinius aliejus, ir tai yra substancijos, kuriuose yra iki 0,2% eterinio aliejaus. Taigi hidrolatai tai yra medžiagos labiausiai tinkamos kūdikiams, tačiau jos aišku tinkamos ir vaikams, ir suaugusiems visiems. Ir vaikams pagal amžių yra skirstomos tam tikros dozės ir pagal amžių yra skiriami galimi naudoti eteriniai aliejai, pradedant nuo pačių švelniausių, pačių mažiausiai dirginančių ir palaipsniui pagal amžių prisijungia vis didesnio poveikio eteriniai aliejai. Pakankamai griežtai ribojamas eterinio aliejų naudojimas besilaukiančioms ir maitinančioms moterims, todėl kad eteriniai aliejai patenka į kraują ir cirkuliuoja po visą žmogaus organizmą. Eterinių aliejų naudojimas ribojamas senyvo amžiaus ir ligotiems žmonėms, kurie turi pažeistus ypač šalinimo sistemos organus, nusilpusius. Eteriniai aliejų naudojimas ribojamas žmonėms, kurie vartoja vaistus, tai yra ligoniams, todėl kad eteriniai aliejai yra pakankamai aktyvios biochemiškai ir aktyvios chemiškai medžiagos, ir jos gali reaguoti su tam tikrais vaistais, ir naudojant eterinius aliejus geriausia būtų tai žinoti. Ir esant tam tikroms būklėms, pavyzdžiui, epilepsijai, eterinio aliejų naudojimas yra visai draudžiamas. Tokių būklių yra ir daugiau, ir apie jas taip pat reikėtų žinoti ir pasidomėti, ar ligonis kuris nors tikrai gali naudoti eterinius aliejus. Taigi, kaip jau minėjau, eteriniams aliejams, kaip ir visiems augaliniams preparatams ir kaip visiems taip pat ir cheminiams vaistams, naudoja ta pati taisyklė, kad lemiamą reikšmę turi dozė ir perdozavimas gali būti labai kenksmingas. Šita skaidrė yra iš eterinio aliejų aromaterapijos kurso.
jinai galbūt čia šitam tokiam bendram susipažinimui šiek tiek per sudėtinga, tačiau reikia žinoti. Dauguma žino, kad eteriniai aliejai yra fototoksiški ir dauguma žino, kad citrusų eteriniai aliejai, tai yra eteriniais aliejais mes vadiname esencijas, paustas iš citrusų žievelių, tai būtent šitie eteriniai aliejai, kuriuose yra kumarinų, jie gali būti fototoksiški, tačiau fototoksiški gali būti laktonai ir ftalidai, tai bus salierai, tai bus gelsvės, tai bus skėtinių augalų eteriniai aliejai. Tačiau dideli eterinių aliejų kiekiai gali turėti neurotoksinį poveikį, tai yra poveikį mūsų nervų sistemai, konkrečiai nervams, fiziniams nervams, hepatotoksinį poveikį, tai yra toksinį poveikį mūsų kepenims, nefrotoksinį poveikį, tai yra poveikį mūsų inkstams. Ir čia jau paprastesni tokie poveikiai, tai yra odos sudirginimas, kada odą galim nusideginti su fenoliniais, tai čia būtent tais eteriniais aliejais, tokiais kaip eugenolis, gvazdikėlio eterinis aliejus arba tas pats timolio hemotipo čiobrelio eterinis aliejus ir eteriniai aliejai, kuriuose yra aromatinių aldehidų, jie yra labai stipriai dirginantys odą, tai būtų cinamono eterinis aliejus. Ir eteriniai aliejai dar nesaugiai naudojami, jie gali sukelti antrinę netiesioginę alerginę reakciją, kada žmogus yra labai stipriai įsialerginęs, kada jis jau yra kažkam tai alergiškas, eteriniai aliejai gali išprovokuoti alergijos paūmėjimą. Todėl žmonėms, kurie yra alergiški, visuomet prieš naudojant eterinius aliejus arba prieš naudojant eterinius aliejus pirmą kartą, prieš naudojant naują eterinį aliejų, visuomet reikia pasidaryti testą, alergijos eterinio aliejaus toleravimo testą, tai yra patepus mažą vietą alkūnės linkyje, tą vietą palikti 24 valandom, užklijavus, kad paskui galėtumėm pasižiūrėti poveikį, ar oda toje vietoje paraudo ar neparaudo. Taigi, šitą skaidrę jau aptariau iš priekio, tiesiog užskubėjau truputėlį. Tai vaikams augant ilgėja sąrašas naudojamų eterinių aliejų ir jeigu mes turime šeimą, visa šeima naudoja eterinius aliejus, tai tėvelis gali naudoti vienus eterinius aliejus, tai yra jų ilgą tokį sąrašą, jų daugybė, praktiškai tiek, kiek jų yra. Mama, jeigu šiuo metu besilaukia vaikelio, gali naudoti tam tikrą labai ribotą eterinių aliejų sąrašą ir vaikai pagal amžių taip pat gali naudoti tam tikrus eterinius aliejus ir kas, pavyzdžiui, šitam mažyliui tinka naudoti nuo slogos arba nuo kosulio, tai tiks ir jo broliui, bet tai, kas tinka jo vyresniam broliui, tai šitam mažyliui gali netikti. Taigi aromaterapija turi pakankamai daug apribojimų, bet jinai veikia efektyviai ir greitai, todėl labai verta tuos apribojimus žinoti ir naudoti aromaterapiją teisingai. Įdėjau keletą receptų, kadangi visi visuomet labai domisi receptais ir receptais šį kartą norėjau parodyti, kaip skiriasi tam pačiam tikslui sukurtas profesionalaus aromaterapeuto receptas. Taigi čia bus Ingrid Geskie receptai, yra mano aromaterapijos mokytoja. Šitus receptus mes gavome per paskaitas. Šitie receptai yra jau ne vienerius metus naudojami ir patikrinti, sukurti profesionaliai. Taigi suaugusiems eterinių aliejų recepte naudojamos levandos, romėniškos ramunėlės ir peletrūnai. Peletrūnai turi medžiagą metilchavikolį, kuris apriboja histamino prisijungimo prie receptorių, taigi jisai veikia antialergiškai. Ir mes turim naudojimo būdą, kad mišiniu masažuojam nugarą ir krūtinę. Iš karto yra apribojimas, netinka vaikams iki 7 metų ir besilaukiančioms moterims. Alergijos atveju vaikams
naudojame levandas ir romėniškas ramunėles. Šitas receptas tinka vaikams nuo 3 metų, taigi nuo 3 iki 7 metų tinkamas receptas. Naudojamas levandų eterinis aliejus, romėniškų ramunėlių, yra skirtinga koncentracija šito mišinio ir masažuojamos yra rankos, ne nugara ir krūtinė, o būtent masažuojamos rankos. Ir besilaukiančioms moterims eterinių aliejų mišinys sezoniniai alergijai palengvinti, tai yra tik tai kvėpavimas nuo nosinėlės, tai yra eterinius aliejus mes tik tai įkvepiam ir nors eteriniai aliejai yra levandos ir romėniškos ramunėlės, dalį mišinio sudaro eukaliptai spinduliniai, kurie palengvina kvėpavimą ir išskyrų išsiskyrimą, tačiau šis mišinys gali būti tik tai įkvepiamas ir netinka naudoti per pirmus 3 nėštumo mėnesius. Tai štai čia buvo pavyzdys, kaip skiriasi receptai, kurie yra profesionaliai sukurti ir kaip reikia žinoti eterinio aliejaus sudėtį, kad mes galėtumėm jį teisingai panaudoti. Eterinius aliejus garinant, jeigu mes juos garinam ar kambariui pakvėpinti, ar tiesiog dėl geresnės savijautos, ar mes jį naudojame terapiniais tikslais, mes negalim jo garinti be perstojo ir be galo ilgai. Eteriniai aliejai garinami foniniai terapijai arba kambario pakvėpinimui arba ilgalaikiam emocinės būklės palaikymui garinami iki 30 minučių, vaikams garinami 15-20 minučių, garinami tik tai kartą per dieną ir suaugusiems garinama 10 lašų, vaikams 5 lašai eterinio aliejaus. Taigi negalima pripilti bet kiek eterinio aliejaus, pasiėmus difuzorių ir garinti eterinius visą dieną. Todėl, kad tam tikrus eterinius aliejus garinant, mes galim iš tiesų apsinuodyti, jeigu garinsim juos visą dieną. Ir ūmiu atveju, jeigu mes sergame, tai eterinius aliejus galime lašinti suaugusiems 10 lašų, vaikams 5 lašus, taigi matot perpus mažiau, garinama 15 minučių per valandą. Tai yra mes įjungiam difuzorių, į kambarį prigaruoja tam tikras kiekis eterinio aliejų ir išjungiam. 5 valandas iš eilės, taip kartą per valandą po 15 minučių mes galim garinti eterinius aliejus terapiniais tikslais ir į difuzorių, jeigu taip gariname ultragarsinėme difuzoriuje, mes eterinio aliejų papildomai nelašinam. Toks yra integratyvios prancūzų aromaterapijos eterinių aliejų dozavimas. Ir yra nustatytos pakankamai veiksnios, saugios eterinio aliejų koncentracijos išorinėms aplikacijoms. Čia taip pat yra skaidrė iš eterinio aliejų biochemijos kurso. Mes čia visko nenagrinėsim, bet tik atkreipiu dėmesį, kad viso kūno masažui naudojam 1% eterinio aliejaus mišinius, traumoms, dideliems fiziniams krūviams galima naudoti 15% eterinio aliejaus mišinius. Tai yra pakankamai nedidelės koncentracijos ir 30% eterinio aliejų mišinys turi stiprų antiinfekcinį poveikį ir iš principo 30% eterinio aliejų mišinys tai yra ta ribinė koncentracija, kada nauda iš eterinio aliejaus mišinio yra pakankamai didelė, o toksinis poveikis dar nepasireiškia. Ir eteriniai aliejai pagal jų sudėtį, pagal biocheminę sudėtį gali būti maišomi tarpusavėje. Eterinius aliejus maišant gaunam sinergiją arba totumą, antagonizmą. Tai yra 2 maišymo būdai. Sinergija yra tada, kada eterinius aliejus sumaišius, mes gaunam geresnį kvapą arba didesnį terapinį poveikį negu iš atskirų eterinių aliejų. Taigi ir mišinių sudarimo būdai yra vienas terapinis, kada pagal funkcinės grupės mes sumaišome eterinius aliejus, o kitas yra parfumerinis, kada siekiam išgauti norimą kvapą. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kuris taip pat priklauso nuo mūsų žinių ir priklauso nuo žinojimo apie eterinių aliejų sudėtį ir kaip ją pasinaudoti, tai yra eterinių aliejų pasirinkimas, tai yra kokybiško eterinių aliejų pasirinkimas.
Daugiau apie tai papasakos Rūta, bet aš čia apie būtent vienas iš dalykų, kai pamatome eterinį aliejų ir mes nebūtinai turim jo chromatogramą, nebūtinai žinom jo sudėtį, bet kaip mums pasižiūrėjus į etiketę, nuspręsti, ar mums verta net pradėti domėti šituo eteriniu aliejumi. Taigi eterinis aliejus ant etiketės būtinai turi turėti pavadinimą. Tai šiuo atveju, kadangi yra arbatmedžio eterinis aliejus, tai jisai turi savo populiarųjį pavadinimą, turi tikrą lietuvišką pavadinimą pražangalapių mirtenių, turi lotynišką pavadinimą melaleuca alternifolia. Jisai būtinai turi turėti kilmės vietą nurodytą, turi turėti nurodytą chemotipą arba vyraujančią molekulę, jeigu tai yra eterinis aliejus, kurio chemotipai gali skirtis. Labai pageidautina, kad būtų ekologiškumo sertifikatas ir turi būti būtinai nurodytos gamintojo koordinatės. Taigi čia šiuo atveju mes turim nurodytas gamintojo koordinatės, kad mes galėtume kreiptis, jeigu mes norime sužinoti jo tikrą sudėtį arba jeigu mums iškilo kažkokių problemų naudojant tą eterinį aliejų. Kvapų namai turi kiekvieno eterinio aliejaus dujų chromatogramas ir masės spektrogramas susidėję į savo internetinį puslapį ir tiesiog nereikia jiems rašyti užklausos, tiesiog bet kada atsidarę galite jas surasti. Taigi dabar būtent apie dujų chromatogramas ir masių spektrogramas ir apie eterinių aliejų kokybę papasakos Rūta Daunoravičienė. Ačiū, Eglė. Ar mane girdite, ar matote? Taip, Rūta, jūs girdim ir matom, viskas gerai. Puiku. Taip, tai mano akcentas bus į kokybę, nes kai kalbam apie kažkokius tai lūkesčius, kažkokio poveikio tikimės, tai negalime jo tikėtis to poveikio, jeigu, tai dabar aš čia dalinuosi, negalime to poveikio tikėtis, jeigu tai, kas paženklinta eterinis aliejus, nėra eterinis aliejus. Tokios rizikos iš tiesų yra. Mes vis reguliariai čia atliekam tai vieną, tai kito eterinio aliejaus tyrimus, tų, kurie yra parduodami Lietuvoje. Tai mūsų duomenys nėra labai džiuginantis, apie pusę mūsų ištirtųjų eterinių aliejų nėra tikrai, arba jie būna nekokybiški, arba specialiai suklastoti akivaizdžiai. Tai nėra taip jau paprasta. Tai padėti suprasti eterinio aliejaus kokybę gali keli dalykai. Gali padėti mūsų nosis, tai kuo daugiau eterinių aliejų būsit išuostę, kuo daugiau tos patirties turėsite. Įvairiausių turiu galvoje, kad ir vienoj prekybos vietoj, kitoj, vienoj šaly, kitoj, tai kuo daugiau patirties nosis turės, tuo daugiau susikrausite į atmintį tų kvapų, tuo geriau galėsite įvertinti. Tai nosis visada pasako iš tiesų labai daug ir su patirtim ateina tų visokių žinių dar daugiau. Kitas būdas yra objektyvus būdas, tai yra cheminė analizė, nes kodėl dar ta cheminė analizė reikalinga? Ne tik, kad sužinotume visus junginius, kurie sudaro ten tą visą eterinį aliejų, bet ir nosis ne viską užuodžia. Nosis neužuodžia dažnai pačių pavojingiausių teršalų. Nosis neužuodžia kartais klastočių. Tai va tam iš tiesų pravartu yra pasidomėti sudėtimi, pasidomėti chromatograma. Ir jinai gali pasirodyti iš pradžių tokia sudėtinga, bet nebūtinai to reikia baimintis. Ir kai kuriuos dalykus tiesiog galima ilgainiui perprasti net ir nebūdant dideliu chemiku. Tai ką gero galime rasti chromatogramui, tai galime rasti visus
sudėtyje esančius daugiau mažiau lakius junginius ar daugiau mažiau kvapius junginius. Ne visi ten tie junginiai, kurie yra chromatogramai, ne visi jie yra, turi kvapą kažkokį, tai kaip įdomu bebūtų. Ne visi junginiai iki šiol dar yra žinomi, kai kurie rasite chromatogramai parašyta unknown, nes vis dar daug slėpinių yra gamtoje ir augaluose. Taip pat galim sužinoti tų junginių koncentraciją eteriniame aliejų, taip pat atpažinti nebūdingus junginius ar sintetinius kažkokius priedus, taršalus, matyt konservantus galima ir tai pavyzdžiui aktualu yra ypatingai hidrolatų kokybė, eterinius aliejus tai konservantai nededami, tačiau hidrolatams tai aktualu. Citrusų fototoksiškus furakumarinus irgi galim pamatyti, atpažinti iš pavadinimų. Taip pat, kas įdomu yra, kad turbūt tiems gal, kurie ne tik aromaterapija domitės, bet ir domitės kvapų komponavimu, kvepalų kūrimu, tai iš chromatogramos galima į vaizdo nuspėti maždaug koks yra kvapas, vienus ar kitus junginius atpažinus iš dalies. Taip pat galima įvertinti ir kvapo tvermę, tą kvepalinę natą. Irgi iš dalies tai nėra jau toks visiškai absoliutus tas indikatorius, bet galima jau apie tai nuspėti. Na, o ką blogo galim rasti chromatogramoje, ir buteliuke, aišku, tai galime užuosti oksidacijos junginius, tai jeigu tai jau pasenęs aliejus, tai nosis mūsų pasakys, kad kažkas ne taip, mes jau turim kažkokį tai aštrų, tokį peroksido kažkokį kvapą, acto kvapą. Sintetinių kvapiklių irgi patyrus nosis gali užuosti. Galim rasti chromatogramoj ir irgi kartais užuosti nebūdingus junginius, tai jie būna pridėti iš pigesnių aliejų, jeigu tai nebus tas tikras autentiškas eterinis aliejus. Sintetinės priemaišas irgi chromatogramai galim pastebėti ir šitų dalykų dėja dažniausiai neužuosime. Tai tie taršalai, jie kvapo neturi, tiksliau, gal jie turi savo kvapą, tačiau kai yra dar tokiam kvapniam mišinyje, tai ir koncentracija gali nebūti labai jau ten didelė, tai tiesiog jų galim ir neužuosti. Tirpiklius, skiediklius irgi galim ten pamatyti, kaip aliejus, mineralinė alyva ar ftalatus, tai irgi jų neužuosim, jeigu nebus ten kokia labai didelė koncentracija. Na ir jeigu tas buteliukas, kurį jūs laikote eteriniu aliejum arba jums jį pasiūlė kaip eterinį aliejų, iš tiesų nėra eterinis aliejus, o kvapus mišinys, tai iš tiesų nieko iš to gero ir negausime, nes mes nežinome, koks tas mišinys, iš ko jis ir koks jo poveikis. Tai tų rizikų, biškit čia noriu jūs pagąsdinti, kad tų rizikų yra. Tai aišku, pirmiausia, jūs nesulauksite to poveikio, kokio tikitės. Tada sako, ai, čia man levandos, nieko man levandos neveikia. Tai klausimas, ar tikrai jau tas levandas, tikrą levandų eterinį aliejų žmogus naudoja. Bloga nuotaika gali būti, dirglumas atsirasti, odos dirginimas, kvėpavimo takų dirginimas, alergija, cheminio kokteilio keliama rizika, nes junginių tai yra daug tam kvapiajam mišinyje. Na ir aišku, iš to gali išsivystyti kažkokie atokūs ir reiškiniai, sveikatos sutrikimai, lėtinės ligos, tai dažniausiai endokrininės sistemos disbalansas, ilgalaikis organizmo stresas ir uždegimas, nes organizmui reikia su tuo sukovoti, nes visą tai įkvepiam ir tai cirkuliuoja mūsų kraujyje. Net lakiosios medžiagos jos visos kerta barjerą ir patenka lengvai į kraują ir į smegenis. Tai aišku, ir uždegimas, ir nevaisingumas, nutukimas, vėžys, čia galim daug jų vardinti. Ir bėda dar yra tokia, kad dažnai tie taršalai yra priskiriami didelį susirūpinimą keliančiam cheminiam medžiagom. Jos yra sunkiai užuodžiamos. Tai tos didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, tai endokrininę sistemą ardančios medžiagos, trumpinys yra EDC, endocrine disrupting chemicals. Jos yra patvarios, sunkiai suyra, bioakumuliuojančios vadinamos ir toksiškos. Tai irgi kai kurie tirpikliai, sintetiniai muskusai, tie, kurie ten kvapam ilgo kvapo prideda, tokio šleifo to vadinamo, ftalatai, kai kurie konservantai. Ir kas yra svarbu, kad poveikis šitų medžiagų jis nepriklauso nuo dozės.
dėl to, kad užtenka mikroninių dozių ir jos jau, kaip ir hormonai veikia irgi labai mikrodozėmis mūsų organizme cirkuliuoja, taip ir šitos medžiagos, kurios imituoja tos hormonus. Na ir poveikis yra vaikus planuojantiem labai aktualus, planuojančiam šeimom, nėščiosiom moterim ir vaikams. Na ir poveikis yra 3 kartom. Kokiu būdu 3 kartom? Tai reiškia, šitos medžiagos paveikia nėščiosios kūną, to vaisiaus organizmą, kurį jinai nešioja, ir per to vaisiaus lytinės ląsteles jau nėščiosios moters anūkus veiks. Tai iš tiesų dabar daug labai dėmesio šito medžiagom yra kreipiama ir mes didžiulį dėmesį skiriam, štai dėl ko mes ir darom tas analizės ir turim tokią misiją, kad mes mūsų aplinkoj, mūsų gamyboje, iš mūsų išeinančiose produktuose šitų medžiagų nebūtų. Ir tai yra mūsų tokia misija ir manau, kad jinai yra be galo svarbi. Nes tarša pasitaiko iš tiesų labai dažnai. Tai kur dabar tų analizių ieškoti, tų neužuodžiamų dalykų, tai tinklapyje prie kiekvieno eteriniaus aliejaus galite rasti analizės skyrelyje. Ir aš tiesiog galiu jums parodyti ir pabandysiu persijungti į tinklapį. Ir dabar pamėginsiu. Iškart gyvai parodyti. Tai juos matote? Matome, viskas gerai. Nematote, gerai. Tai pavyzdžiui, įeinate į kažkokį tai eterinio aliejaus puslapį, pavyzdžiui, čia aš arabinių jazminaičių ekstraktą ir absoliutą pasidėjau, einate į DCMS, GCMS analizę, angliškai GCMS, o lietuviškai DCMS, dėl to, kad dujų chromatogramą, ar čia angliškai gas chromatografą. Na ir žiūrim, yra analizės sukeltos, nuorodos ir einam ir pažiūrim. Pavyzdžiui, absoliutas jazminaičių arabinių. Ir ką mes toj chromatogramui matom tokią lentelę, kur tie pikai papaišyti. Tai tie pikai ir tos skaičius rodo junginius. Ir tie junginiai yra po lentelę visi iškloti. Ir ką dabar dar galime išskaityti? Tai tie junginiai yra sunumeruoti, tai čia parodo, kad per analizės laiką, o va čia yra minutės pavaizduotos, per 38 minutės truko jazminaičių analizė chromatografe. Ir per tas 38 minutės atskiri junginiai yra išeina ir aptinkami atskirų metų, priklausomai nuo tos molekulės savybių. Tai matom, kiekvienas išėjimo laikas čia yra parašytas, 7 minutę pasirodė pats pirmas junginys, o 34 minutę paskutinis. Ir ką dar mes matom? Matom tos pikus aukštus, kuo aukštesnis, tuo koncentracija didesnė, čia rašo area procentais, ta area ir reiškia, kad tai yra apytiksliai tokia koncentracija, pavyzdžiui, benzilacetato šitam jazminų ekstrakte, arba metilantanilato, arba heksenilbenzoato, čia tokios medžiagos, kurios specifinės yra jazminui ir čia jų matote visai yra ir nemažai. Na ir pagal tas koncentracijas galime matyti, pavyzdžiui, eukaliptuose, tai matysite ten kokio eukaliptolio koncentracija atitinkamai, kas, sakysim, įdomu, ar kituose eteriniuose kitokias. Ką dar galim pamatyti? Tai kadangi tos visos medžiagos išsidėsto laike, tai pagal šitą išsidėstymą mes maždaug galim spręsti, kokios medžiagos ir dar kaip yra, kad pradžioje išeina pačios lakiausios medžiagos, limonenas išeis priekyje, linalolis išeis pačioj pradžioj, o jau tos, kurios, tai ir tos priekyje medžiagos, jos, kur greitai lakiosios molekulės išgaruoja, tai ta vadinamoji parfumerinė viršutinė nata.
tada vidurinė seka maždaug apie šitą vietą ir bazinė nata, nes dar kiekvieną eterinį aliejų mes galim irgi vertinti parfumeriniu požiūriu, kiek ilgai, kokios tvermės yra tie junginiai ir kokios tvermės yra visas pats eterinis aliejus. Tai vat, jeigu mes matom taip medžiagas junginius išsidėsčiusius per visą tą laiko skalę, tai galim pasakyti, kad bet šitas ekstraktas, vat, jisai turės gana ilgai tvers, tai reiškia ir viršutinės natos junginių užuosime, ir vidurinės, ir bazinės natos. Nu, jeigu atsidarytumėt santalų, pavyzdžiui, eterinį aliejų, tai daugiausia junginių būtent pamatysit pabaigoje, nes santalas vadinamas yra toj baziniai natoj. Jeigu citrusus atsidarysit, tai visi junginiai bus priekyje, jie greitai išgaruoja, lakūs, trumpi. Ir tokiu būdu vat, galima irgi tai pasitelkti ir aromaterapinių mišinių kūrimui, maišymui. Ne? Irgi svarbu yra, kad eterinio aliejų mišinys jisai ir kvepėtų maloniai, ar kažkiek tai laiko, nebūtų koks labai trumpas. Tai vat, irgi galima remiantis šitą informaciją maždaug nuspėti. Kartu ir, pavyzdžiui, jeigu tai yra mums nežinomos medžiagos, tai irgi dar neuostė, jeigu esam to eterinio aliejaus ar ekstrakto, mes galime maždaug įtarti, kuo jis kvepės, jeigu šiek tiek pažįstame ten tas pačius junginius, kurie, ten, nežinau, geranijolis, reiškia tokia, ar citronelalis turės ten gėliškų tokių natų, kvepės panašiai į rožes, limonenas, na, kaip citrusinę natą turės. Tai, toliau čia ir tuom pabaikime, aš tuomet grįžtu į skaidrės ir turbūt netgi jau skaidrių ir nebeturiu. Tuoj pasižiūrim, jo, aš viską jau pabaigiau, tai Eglė, tada turbūt galėsi pratęsti, ne? Dar turi. Tai dabar pratęsdama, aš to jau pasidalinu savo skaidrėmis toliau. Ir tuomet pakalbėsiu apie eterinių aliejų biochemijos kursą. Tikiuosi dabar visi viską matot. Taip, matom. Gerai, tai štai. Tai dar dalis šiandieninės paskaitos arba pasikalbėjimo yra skirta pristatyti eterinių aliejų biochemijos kursui. Eterinių aliejų biochemijos kursas yra pagrįstas integratyvia prancūzų aromaterapija, dėstomas pagal mokslinės aromaterapijos principus ir taisyklės. Aš pati, besimokindama integratyvios prancūzų aromaterapijos, būtent šito tokio biochemijos kurso metu pagaliau susisteminau žinias ir pajutau labai didelę jo vertę, kada aš galėjau orientuotis tarp eterinių aliejų, nes pradžioje, kai tu pradedi domėtis eteriniais aliejais, tu tiesiog skaitai, renki žinias ir atrodo, kad ir tas eterinis aliejus tą veikia, ir tas eterinis aliejus tą veikia, ir jų poveikiai persidengia ir galų gale neturi jokios sistemos. Tai vat būtent eterinio aliejų biochemijos kursas įveda sistemą į visas žinias ir štai čia net susidėjau mokslininkus, kurių darbais grindžiama integratyvi prancūziška aromaterapija ir kurių moksliniai tyrimai sudarė pagrindą sukurti eterinio aliejų biochemijos būtent tą funkcinių grupių teorijos kursą. Prancūzų mokslininkas daktaras Frankomas ir Danielis Penuelis sukūrė būtent tą koordinačių sistemą išdėstomą eterinio aliejų funkcinių grupių ir jų poveikio būtent tokią sistemą. Šitas kursas skirtas visiems, jis yra pakankamai lengvas, jisai nors ir skamba eterinio aliejų biochemija, tačiau tai nebus gilinimasis į cheminės formulės ir cheminės reakcijas, tai bus labiau apibendrinantis kursas ir būtent tiems, kas jau seniai domisi aromaterapija, tačiau turi daug žinių ir jos kol kas, va taip kaip man pradžioje persidengia, padės viską susidėlioti į lentynėlės. O naujokams šitas kursas yra labai pravartus dėl to, kad iš karto
užveda ant kelio, iš karto sistema pasidaro aiški, išvengi tokių naujoko klaidų kaip odos nusideginimas ar kažkokio eterinio aliejaus panaudojimas ne vietoje ir ne laiku, arba tada, kai tu naudoji eterinį aliejų ir jis tau neveikia, nes tu kažkaip tai visiškai neįvertinęs jo cheminės sudėties jį panaudojai. Taigi kursas yra skirtas visiems, kurie nori susisteminti žinias ir giliau susipažinti su eteriniais aliejais. Kursą sudaro 9 paskaitos iš viso ir šičia išskyriau būtent kiekviena eteriniuose aliejuose esanti molekulių grupė, būtent tos grupės sudarytos pagal cheminės savybės ir pagal terapinės savybės, kurios priklauso nuo tų cheminių savybių. Taigi kalbėsime apie antiinfekcines, labai stiprius antiinfekcinius eterinius aliejus, apie priešuždegiminės eterinių aliejų savybės, apie estrogeninės eterinių aliejų savybės, apie mukolitinės, lipolitinės, apie kraujospūdį mažinančias, apie nuskausminančias eterinių aliejų savybės, apie raminančius eterinius aliejus, kalbėsime apie tai, kaip eteriniai aliejai moduliuoja imunitetą, kalbėsime apie tokius eterinius aliejus, kurie skatina audinių regeneraciją, tai ir iš viršinių odos audinių, taip pat gali ir vidinių organų audinių regeneraciją skatinti. Kalbėsime apie eterinius aliejus, kurie gali turėti antidepresinės savybės, spazmolitinės. Taip pat kalbėsime apie eterinius aliejus, tokius kaip talidai, laktonai, kumarinai, kurie turi vartojimo apribojimų, turi stiprų poveikį, yra naudingi, tačiau išsiaiškinsime, kada juos galima naudoti, kada jų geriau išvengti. Kurso klausytojai turės patogų mokymosi būdą. Turėsime savo kurso klausytojų Facebooko grupę, į ją bus patalpinami visi paskaitų įrašai, juos galėsite peržiūrėti viso kurso klausymosi metu ir aš manau, kad dar po kurso mes aptarsim, kiek būtų naudinga turėti tos paskaitų įrašus ir tą grupę. Facebooko grupėje bus įkelta visa dalyjamoji medžiaga, tai yra paskaitų tokia santrauka, pačios svarbiausios eterinio aliejų ir grupių savybės. Facebooko grupėje galėsime aptarti jums rūpimus klausimus, tai yra jūs galėsite užduoti klausimus ir aš šitos klausimus pasistengsiu atsakyti. Facebooko grupėje pasidalinsiu savo naujais eterinio aliejų receptais ar kažkokiais tai pastebėjimais apie tyrimus, tiesiog, kad jūs gautumėte daugiau informacijos apie eterinius aliejus. Taigi galėsit labai patogiai planuoti savo laiką, jeigu norėsite mokytis eterinio aliejų biochemijos, nebūtina bus kiekvieną kartą klausytis paskaitos gyvai. Kadangi eteriniai aliejai yra kvapiosios medžiagos ir jas vis dėlto norisi užuosti, įvertinti, susipažinti su jų kvapu, su jų galbūt jų fizikinėmis savybėmis, vieni yra tokie skysti ir greit lašantis, kiti tiršti, kaip tai priklauso nuo jų biocheminės sudėties, tai mes nusprendėme, kad būtina kurse turėti bent kelis praktinius užsiėmimus. Taigi mes turėsim vieną įvadinį praktinį užsiėmimą, kuriame susipažinsim su eteriniais aliejais, hidrolatais, su baziniais aliejais, kurie naudojami eteriniams aliejams skiesti, su fitoliais, kurie yra fitocheminiai taip pat mišiniai, kada vaistingi augalai, kurie nebūtinai turi stiprų kvapą, bet turi labai geras terapinės savybės, yra mirkomi augaliniuose aliejuose ir gaunamos jų ištraukos. Ir praktiškai galėsim susipažinti su aromaterapijos taikymo būdais, pažiūrėti, kokie difuzoriai veikia vienaip ar kitaip, kuo jie skiriasi, kokį jie kvapą skleidžia ir kada kokius galima pasirinkti. Ir turėsim dar vieną kursą apibendrinantį praktinį užsiėmimą, todėl kad kurso metu įgysite labai daug žinių, iš tiesų pradėsite šiek tiek kitaip žiūrėti eterinius aliejus ir to praktinio užsiėmimo metu mes aptarsim, kaip galime susidaryti praktiškai
asmeninį receptą eterinio aliejų, kuris būtų jums naudingas, tai būtų toks, kokio jūs norite. Tai būtent kaip apskaičiuoti reikalingą koncentraciją, kaip apskaičiuoti, kaip nuspręsti, koksai tų eterinio aliejų mišinio būdas jums naudoti būtų pats naudingiausias. Ir tarėme su kvapų namais, su jų, kad jie sudarys mums sąlygas būtent pasigaminti aromaterapinį mišinį pagal savo sukurtą receptą. Tai čia bus mūsų kurso baigiamasis praktinis užsiėmimas. Kurso metu išnagrinėsim ir aptarsim apie 70 profesionalių aromaterapeutų sukurtų receptų. Tie receptai, mes juos išnagrinėsim, kokie eteriniai aliejai, kaip jie veikia, kodėl jie yra sudėti į šitą receptą. Tie receptai jums liks visiems laikams, jūs galėsite jais naudotis. Remdamiesi jais, jūs galėsite paruošti, būtent tais receptais paruošti savo naudingą mišinį. Kurso metu išmoksite ir sugebėsite įvertinti, kada ir kaip galima pakeisti vienus eterinius aliejus kitais. Todėl, kad receptai prancūzų aromaterapeutų sukurti, jie gali būti ir su retesniais eteriniais aliejais, kurių jūs neturite namie. Tačiau pagal cheminę sudėtį tam tikrus eterinius aliejus galima pakeisti vienus kitais, jų poveikis atitinka ir tam tikrais atvejais mes galim tiesiog sukurti eterinio aliejų mišinį arba pasigaminti pagal receptą, naudodami savo namuose turimus eterinius aliejus. Nereikia prisipirkti 100 eterinių aliejų, taip kaip aromaterapeutai turi. Taigi kurso metu įgysite gilesnės žinias apie eterinio aliejų sudėtį ir poveikį. Įgusite įvertinti eterinį aliejų pagal gamintojo pateiktą cheminę analizę. Įgysite žinių apie praktinius eterinio aliejų naudojimo būdus. Papildomai įgysite šiek tiek žinių apie žmogaus fiziologiją, imunitetą, patogenius ir uždegiminius procesus. Specialiai įdėjau čia tokią nuotrauką, kurioje pavaizduota žmogaus nosies gleivinės gabalėlis, tam tikras sritis, ir čia yra būtent tie žiuželiai judamieji, kurie stumia gleives iš nosies. Šičia yra šiek tiek gleivių ant tų žiuželių ir tos gleivės yra pagavusios streptokokus. Čia yra bakterijos, streptokokai, kurios kartais gali būti patogeninės, kartais gali būti nepatogeninės. Taigi šiek tiek kurso metu įgysite žinių ir ne visai vien apie eterinius aliejus. Baigę kursą, įgytas žinias galėsite pasitikrinti atlikdami testą. Turime jau sukurtą testą pagal kurso medžiagą. Testas yra sudėtas tiksliai taip, kaip mokėtės ir labai tiksliai vėl tai, kokią dalijamąją medžiagą gausite. Taigi atlikę testą galėsite įsivertinti, ar žinias supratote, ar viską teisingai vertinote ir kiek tų žinių užsiliko galvoje. Atlikę testą gausite kurso baigimo pažymėjimą. Kurso baigimo pažymėjimas yra šiuo metu, jisai yra įvertinimas, kad jūs išklausėte tokį kursą, tačiau šiuo metu jis nėra vertinamas kaip kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas, jis neturi tų valandų kaip kvalifikacijos kėlimų įsivertinti valandų, todėl kad šiuo metu tiesiog jis ir bus pažymėjimas, kad jūs išklausėte tokį kursą. Ir aišku, išklausę tokį kursą nedidelį 9 paskaitų ir su šitu pažymėjimu jūs tikrai negalėsite taikyti aromaterapijos užsiimdami kaip aromaterapeutai, ta prasme, gydyti kitus žmonės. Čia bus tik tai kurso baigimo pažymėjimas, kad jūs tikrai įgijote žinių, tai saviugdos pažymėjimas. Ir tiems, kas negalės dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, kadangi praktiniai užsiėmimai bus Vilniuje, mes pagalvojom, kad tikrai ne visi žmonės galės atvykti į
užsiėmimus ir jiems vis tiek reikės kažką tai uostyti, naudoti, nubėgti, susipirkti visus eterinius aliejus yra ganėtinai brangu. Taigi kvapų namai paruošė 2 eterinių aliejų krepšelius. Tai bus mažasis eterinių aliejų krepšelis, kurį gausite užsisakę kursą, kurie mokysis eterinių aliejų biochemijos kurso. Jį gaus tą krepšelį nemokamai. Jo vertė šiaip normaliai perkant parduotuvėje būtų 37,90 €. Ir sukūrėme didįjį eterinių aliejų krepšelį, kurį aš pasistengiau rekomenduoti tokius eterinius aliejus, kad jie atitiktų mūsų kurso einamą medžiagą ir kurie būtų naudingi tada, kai jūs jau norėsite pradėti ruošti mišinius. Į didįjį eterinių aliejų krepšelį įtraukiame taip pat ir buteliukų, kamštelių, įtraukiame solubolį, įtraukiame bazinį aliejų, kurio galima skiesti eterinius aliejus, ir įtraukiame vieną asmeninį inhaliatorių. Asmeninis inhaliatorius yra nepaprastai geras dalykas, kurį tiesiog kai pradedi naudoti, tai tuomet turi jų keletą nuolat rankinėje ar kišenėje. Tai žodžiu, didysis eterinių aliejų krepšelis kurso klausytojams bus parduodamas su 30% nuolaida. Tai yra toks tiek eterinių aliejų, jeigu norėtumėte susipirkti, turėtumėte užmokėti beveik 142 € ir jis bus parduodamas už 99 €. Tai čia yra tiek privalumų kurso klausytojams. Ir šiandien iki vidurnakčio tiems, kurie klausote mūsų šiandieninės paskaitos pristatymo ir pokalbio apie eterinių aliejų biochemiją, eterinių aliejų biochemijos kursą galima užsisakyti ir nusipirkti su nuolaida. Taigi vietoj 230 € už 195,5 € galite skubiai, greitai, tas, kas apsisprendėte, įsigyti eterinio aliejų biochemijos kursą. Ir štai dar perduodu žodį. Prisijungsiu iš karto. Tai kaip tik šita tema tokia labai buvo jau aktuali, jau mūsų dalyviai klausė, kur galima rasti apie kursą informaciją, tai mes šiek tiek spėjome su Rūta atsakyti. Tai šitas skaidrė yra puikus atsakymas. Tai tie, kurie galbūt jau apsižiūrėjote ar dar norėsite apsižiūrėti, tai mes turim būtent šitą pasiūlymą, kurį jau truputėlį pristatė ir Eglė. Tai šiandien visiems dalyviams, kurie prisijungėte būtent į šitą webinarą, jį klausote, dovanojame tokią dovaną, tai yra 15% nuolaida būtent šitam kursui. Ir šitam kursui iš tikrųjų atsakys pati lektorė ir jūs kartu dalyvaujant į daugybę klausimų, kuriuos juos uždavėt ir šiandien. Tai jau mes gilinsimės giliau į eterinių aliejų biochemiją. Ir būtent tokį pasiūlymą galima išnaudoti šiandien iki 12 valandos vakaro. Šitas kursas bus prieinamas su 15% nuolaida ir būtent su tokiu labai gražiu kodu, tai yra aromatomanas 15. Tai aš iš karto jums prisegu mūsų čato langelyje dar kartelį priminimą apie šitą kursą ir su nuoroda, per kurią įėjus, jūs įsidėsite tiesiog prekiai krepšelį ir įvesite nuolaidos kodą tenais, kur bus skirta įvesti nuolaidos kodą. Tai tikrai nepamiršite, kaip to daryti, kas dar būt norėsite pagalvoti šiandien vakarą, iki tos 12 valandos vakaro, jūs elektroniniu paštu gausite laiškelį su šitu priminimu, su šia nuoroda ir su šitu kodu. Tai iš tikrųjų jau per visą webinarą supratom, kad yra daugybė labai įvairių niuansų, tema iš tikrųjų labai stipri ir aktuali ir pamatėm, kiek jinai yra vertinga. Tai labai kviečiu pasinaudoti šito pasiūlymu ir tiesiog šiek tiek kursą gauti geresnę kainą. Tai perduotu toliau žodį Eglei ir dar kartelį kviečiu pasinaudoti. Tai mes turim klausimus, ar ne? Kaip tik prieiname prie klausimų. Tai matau iš karto yra klausimų apie tai, kad Olga nori užsakyti, tačiau rašo, kad kodas negalioja. Tai Olga, jūs turite prisiregistruoti tam, kad galėtumėte įsigyti bet kurią prekę, kurią pas mus norite įsigyti elektroninėje parduotuvėje, jums tiesiog reikės prisiregistruoti ir tada kodas iš karto veiks. Jeigu kažkas būtų, kad dar kodas neveikia, nors aš ką tik patikrinau, tai drąsiai rašykite arba dar čia, arba tiesiog į marketing@aromata.lt ir aš iš karto tikrai jums atsakysiu.
Taip, o keliaujant prie klausimų, tai mums šiek tiek klausimų jau atsakė ir kas turėjote savo klausimus susijusius su chromatograma, kur dalinosi mūsų lektorė Rūta, tai jinai spėjo šiek tiek klausimų atsakyti. Aš pasistengiau visus klausimus užsižymėti, kuriuos jūs uždavėte. Ir mes lengvai praeisime pro klausimus ir kartu su Egle bei Rūta galėsime atsakyti. Tai tikrai bus dalis klausimų, kuriuos mes nukreipsime, kad būtent atsakinėsime ar ne Egle kurso metu, tai galėsite būtent taip ir atsakyti. Tai kad galėtume pradėti, aš tada prisijungsiu, pasižiūrėsiu, kokie yra klausimai, mes juos lengvai praeisim, kurios klausimus būtent jūs Egle atsakinėsite kurso metu, tai taip galite drąsiai ir pasakyti. Tai pirmasis klausimas yra, ar visiems yra prieinama DropSmart, tikriausiai kalbėjo apie programą, kurią jūs pristatėte pradžioje. Taip, DropSmart yra duomenų bazė eterinių aliejų, jinai yra prieinama visiems, tačiau jinai yra mokama. 10 dienų yra bandomasis laikotarpis nemokamas. Šiaip prieš paskaitą nepasitiksinau, visuomet būdavo 10 dienų nemokamas laikas, kada tu apsižiūri, nusprendi, ar tau jinai yra naudinga, ar tu ją nori ją naudotis. Ir tada yra ten visokie planai, kaip tu gali kažkiek mokėdamas gauti tam tikrus ten jų teigiamus privalumus. Taip pat toj duomenų bazėje, tiksliau toje platformoje, jinai išaugo į visą platformą, ten taip pat vyksta ir mokymai, taip pat yra daug mokslinių tyrimų. Žodžiu, besidomintiems aromaterapija yra labai naudingas įrankis. Kai skaitydavau paskaitas studentams, visada sakydavau, jūs susiplanuokit darbus, taip kad paskui per 10 dienų spėtumėt pasižiūrėti viską, ko reikia. Tai va taip, jinai yra visiems prieinama, bet jinai yra mokama. Supratau, gerai, dėkui už atsakymą. Dabar keliaujame prie kito klausimo. Tai vienas iš klausimų yra, koks eterinis aliejus be levandų stipriausiai veikia autonominę nervų sistemą, tai galbūt jums pavyks atsakyti tiesiog greitai arba galite nukreipti į kursą, kuriame apie tai diskutuosime daugiau. Iš esmės, mūsų nervų sistema autonominė veikia visi eteriniai aliejai. Tik tai visi jie veikia šiek tiek skirtingai. O jeigu norit galvoti apie raminamąjį poveikį, tai raminamasis dar išsiskiria į spazmolitinį atpalaiduojamąjį, tai yra dalis eterinių aliejų atpalaiduoja mūsų fizinį kūną, raumenis ir taip pat atpalaiduoja emocijas, kai kurie tiesiog atpalaiduoja emocijas ir nuo jų atsipalaiduoja fizinis kūnas. Ir dalis eterinių aliejų yra, kurie daro ir tai, ir tai. Tai tokie, kurie dar labai paprasti, nepavojingi ir lengvai atpalaiduoja taip pat ir mūsų fizinį kūną ir emocijas. Tai yra, pavyzdžiui, petitgreinų eterinis aliejus, didramonė eterinis aliejus. Tai yra tokie paprasti ir kurie labai puikiai atpalaiduojančiai veikia ir kuriuos galima naudoti praktiškai ir vaikams ten nuo 3 metų laisvai. O levandas ir ramunėlės, tauriasias didramonės galima naudoti ir vaikams nuo 1 metų. Tik tai dozės, svarbu dozės, kad neprisišnekėčiau. Dozės, tai tikrai. Gerai, tai aš matau, kad mums dar kartą paryškino, bet mes šito klausimo nepraleidom, aš norėjau tiesiog šitą užduoti, matau, Jurgita dar kartą rašo, tai šitą klausimą aš paskaitysiu, jūs pasakykite, Egle, jūs galite jį atsakyti, jeigu ne, mes tiesiog nukreipsime mūsų klausytoją. Tai ar tinka Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie SAM, norint gauti kosmetikos leidimą, tai jie reikalauja, kad būtų naudojamos žaliavos, turi žaliavų tiekėjų pateiktus žaliavų kokybę įrodančius dokumentus, tai saugos duomenų lapus ar kokybės sertifikatus ir atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus. Tai klausia, ar šitos ataskaitos tinka. Tai prie mūsų prisijungia Rūta, matau atsakyti. Tai žinoma, taip, tai čia šitos ataskaitos ir yra vienas iš pagrindinių tų kokybės dokumentų. Aišku, dar taip visom žaliavom yra reikalaujama ir saugos duomenų lapai, privaloma informacija ir techniniai duomenys kiekvienos žaliavos. Ir chromatograma yra viena iš jų, būtent eteriniams aliejams. Dėkojam už atsakymą. Tai keliaujam prie kito klausimo. Tai buvo klausimas, turbūt šitą temą trumpai galim aptarti.
kalba yra apie žvakėms naudojamus eterinius aliejus, ar jie yra kenksmingi, ar verta naudoti ar ne, tai galima būtų trumpai šiek tiek atsakyti, kadangi iš tikrųjų šitas klausimas ir žiniasklaidoje gana nemažai dabar sklandė. Tai kokia jūsų nuomonė? Aš tai visuomet manau, kad eterinių aliejų nereikia niekaip deginti, nes liepsna yra per aukšta temperatūra. Eterinius aliejus reikėtų kaitinti ne aukščiau negu iki 40 laipsnių. Aš irgi domėjausi šiek tiek ir radau, kad yra ten vaškai, kurie specifiškai lydosi žemoje temperatūroje. Tai vis tiek nesu visiškai tikra ir aš asmeniškai esu prieš eterinių aliejų deginimą su liepsna. Kaip jūs, Rūta, gal galėtumėt pridurti? Aš irgi visiškai pritariu, jeigu norime kažkokio tai poveikio ne akims, o apčiuopiamo kažkokio, tai tikrai tai nėra pats geriausias būdas. Yra lengvesnių, geriau taupančius eterinius aliejus, nes žvakėms reikia tikrai labai daug eterinio aliejaus sunaudoti ir kadangi reikia sunaudoti daug, tai jie perka gamintojai pačius pigiausius. Mes, pavyzdžiui, nesam pardavę jokiam žvakių gamintojui savo eterinio aliejų, nes jiem tai yra per brangu, o pigesnių aliejų kokybiškų nebūna. Tai, jeigu jūs perkat kažkokias tai žvakes, tai tenais tikrai nėra jokių eterinių aliejų, tai yra kažkokie tai mišiniai. Tai aš jų būtent dėl aromaterapinio poveikio naudot niekaip nerekomenduočiau. O dar iš sveikatos, visuomenės sveikatos požiūrių, tai apskritai žvakės, tai jeigu ir naudojamos, jos turi būti naudojamos labai trumpai, nes paleidžia degiasias medžiagas, išdegina deguonį, CO2 koncentracija didėja, tai ir vėdinti reikia paskui patalpas, tai mūsų žvakėm reikia atsargiai, saikingai ir tai tikrai nėra terapija. Taip, ačiū labai. Turim kitą klausimą, matau, Jurgita kartoja, aš dabar kaip tik prie šito klausimo, tai jūs sakykit, klausimas toksai, kaip pačiam atskirti chemotipą, ar tai yra įmanoma? Klausimas Taip, be jokios abejonės. Chemotipą atskirsit iš karto iš kvapo. Todėl, kad chemotipas tai yra, kada yra ryški pagrindinė molekulė, kada yra ryškus didesnė, kai yra ryškiai daugiau tam tikros rūšies molekulių ir jūs tada jas užuosite iš kvapo. Čia reikalingas tam tikras įgūdis, tačiau niekaip man čia buvo nutikęs visiškai neseniai toksai puikus chemotipinis nuotykis. Aš užsisakiau iš Madagaskaro mandarinų petit greino eterinį aliejų. Mandarinų petit greino eterinis aliejus yra labai stipriai raminantis, labai švelnus, jisai tiesiog ypatingai malonaus kvapo raminantis eterinis aliejus. Atsisukau buteliuką ir supratau, ups, čia kažkas tai yra ne taip, aš užuodžiu fenolius. Ir taip, aš išsitraukiau chromatogramą ir paaiškėjo, kad ypatingoje vietoje Madagaskare auga ypatingi mandarinų medžiai, iš kurių lapų gaunamas ypatingas eterinis aliejus, kuris yra fenolinis, kuris yra timolio chemotipo. Taip kad iš tiesų chemotipą galima užuosti puikiai iš kvapo. Ir jeigu jūs pauostot eukalipto eterinio aliejaus buteliuką ir jis jums kvepia mėtomis, tai tikrai reiškia yra kitas chemotipas. Eglė, ir aš galėčiau teikti, kad būtent šitas kursas ir padės tai padaryti. Padės atskirti, nes jūs sužinosite chemotipus ir atsakyti būtent į šitus klausimus. Gerai, tai keliaujam toliau. Kalbant apie eterinius aliejus, mes turėjom nemažai klausimų, kokie eteriniai aliejai, pavyzdžiui, būtų rekomenduotumėt naudoti ar kvėpavimui, ar kokie, pavyzdžiui, eteriniai aliejai pirtyse. Ar tai galima būtų sakyti, kad kurso metu mes apie tai kalbėsime, ar būtų galima atsakyti trumpai dabar? Iš esmės, jeigu taip kalbėti labai rimtai, tai mes kalbėsim apie tai kurso metu. Kurso metu jūs sužinosit, kokius eterinius aliejus galima garinti, kokiu eteriniu aliejų negalima garinti. Nes dabar atsakyti labai primityviai tai gali, bet eterinio aliejų yra 200-300 rūšių. Tai taip staiga paimti ir atsakyti, tai nėra kaip. Jeigu jūs norite patys rinktis, tai tada daugiau apie tai galima sužinoti kurse.
O jeigu norite pasitikėti, pavyzdžiui, kvapų namai turi eterinių aliejų, man rodos, net irgi krepšelį pirčiai. Tai kvapų namais pasitikint, tada galima tiesiog paimti tuos eterinius aliejus ir juos garinti pirtyje. Supratau. Puiku. Keliaujam toliau tada. Buvo klausimas dėl recepto, kadangi jūs rodėte receptus, tai manau labai aktualu atsakyti. Mūsų klausytojai tai klausė, ar galima keisti bazinį aliejų, nes vienam iš receptų buvo, kad labai stiprus erzinantis kvapas klausytojai pačiai bazinio aliejaus, tai toks klausimas, ar galima keisti bazinį aliejų. Kaip bazinį aliejų galima keisti žymiai lengviau, bet irgi yra tam tikros taisyklės, kurias aptarsim kurse. Tai bazinis aliejus, kuo jis yra skystesnis, tuo jisai greičiau įsiskverbia į odą mišinį su tuo aliejum. Jeigu norim, kad receptas, tas eterinio aliejų mišinys ilgiau išliktų odos paviršiuje, tada naudojam tirštesnį bazinį aliejų arba net kietą sviestą. Bet tame recepte, jeigu ten buvo kalba apie tamanų aliejų, tai jisai buvo specialiai panaudotas tam, kad jisai turi priešuždegiminį poveikį ir jisai gerina kraujotaką. Tai tokį bazinį aliejų kaip tamanų, tai reikėtų pakeisti tuomet, pavyzdžiui, jonažolių aliejum arba arniko aliejum, arba tiesiog lazdyno riešutų aliejum. Tiesiog šiek tiek keičiasi recepto poveikis. Tai vat kursas būtent tam ir reikalingas. Supratau, tai dėkui už atsakymą. Dabar tokį norėčiau užduoti trumpą klausimą ir pasidalinimą Rūtai. Tai yra klausimas būtent apie kvapų namų parduotuvės. Tai ar perkant mūsų parduotuvėse galima gauti iš konsultantės labai tikslę informaciją apie aliejus, eterinius aliejus tam tikrų konkrečių poveikių. Tai galite šiek tiek šitą sritį pakomentuoti. Nu, čia toks klausimas sudėtingas yra dėl to, kad žinių tai konsultantės turi, todėl jas ir vadinam ne pardavėjomis, o konsultantėmis, bet niuansas yra toks, kad iš esmės mes kaip pardavėjai eterinių aliejų neturim teisės kalbėti apie kažkokias terapinės savybės, nes apie terapinės savybės galim kalbėti tik tai apie vaistus. Tai yra, jeigu levandų eterinis aliejus kvapų namų būtų registruotas kaip vaistas, mes tada galėtume pasakot, kaip jisai tinka miegui, kaip jisai ramina ir panašiai, bet formaliai, laikantis įstatymo raidės, mes neturim teisės netgi tokių dalykų kalbėti. Lygiai taip pačiai, kaip fitoterapeutai negali kalbėti apie, tiksliau, arbatų pardavėjai negali kalbėti apie ramunėlių arbatą, kad jinai miega, gelbsti miegą miegui. Tai, nu, tokia yra reguliacija dėja ir iš tiesų tai nelabai galėtume kalbėti, bet aišku, kiekviena situacija yra skirtinga. Tai kartais tenka ir ezopo kalbą pasitelkti. Tai, kad negalima apie eterinius aliejus arba apie apskritai vaistažoles kalbėti kaip turinčias kažkokį tai poveikį, tai čia yra jo ta ES tokia sąmonė, nesąmonė, bet aišku galima ir suprasti, kad kažkokios tai tvarkos reikia, bet tai nereiškia, kad tas eterinis aliejus, kuris nėra registruotas kaip vaistas, jis nepasižymi tokiom savybėm. Tai nereiškia, kad gerdami ramunėlių arbatą mes negausim to poveikio. Ne? Tai tiek galiu atsakyti. Supratau, ačiū. Tada turėjom dar vieną klausimą. Dar pasakysiu, tai dėl šitos priežasties, kadangi pas mus yra tiesiog tokia padėtis, nu ir ne vien pas mus, čia daugelį šalių, visoje Europos Sąjungoje yra taip, tai vis dėlto tas saviedukacija yra labai svarbus dalykas, todėl kad sveikatinimas jis yra mūsų pačių asmeninis reikalas ir aš manau, kad čia visi prisijungia tie aktyvūs žmonės, kurie nori sveikai gyventi ir ieško būdų, ką dar galėtų padaryti. Tai čia vis dėlto yra saviedukacijos reikalas. Taip, iš tikrųjų. Turėjom nemažai klausimų dar apie difuzorius įvairius, tai aš per tą laiką suieškojau nuorodą, kadangi buvo klausimai, kokius naudoti, kokie kam geriau tinka, tiek apie mūsų molio pagaliukus kvapų namuose, kuriuos mes turim, tai aš iš karto įdedu nuorodą į čatą, galite įeiti, tai yra mūsų kvapų namų
būtent difuzorių ir garintuvų nuorodą ir prie kiekvieno difuzoriaus iš tikrųjų yra išsami instrukcija, ar ne? O jeigu norite dar daugiau sužinoti, pačiupinėti, pažiūrinėti, tai labai kviečiam apsilankyti mūsų salonuose. Tada tikrai galite gyvai apsižiūrėti tiek dizainą, tiek tikrai su konsultantėm pasikonsultuoti, kuris eterinis aliejus, sakau, šitas garintuvas jums labiau tiktų. Ar ne, Rūta? Žinoma, taip. Taip, tai būtų... Aš tai skaitau, žiūrėk, kad kažkas bandė užsakyti kursą, bet kodas negalioja. Ar taip gali būti? Aha, aš jau šitą klausimą atsakiau, bet dar kartelį aš neužilgo paminėsiu, dėl ko taip galėjo būti pačioje pabaigoje, nes buvo klausimas dar vienas apie kursą, o dabar atsakysim dar į vieną klausimą, kurį mums uždavė ne apie kursą, o būtent norėjo trumpai pasidomėti apie smilkalų naudojimą, kadangi smilkalų naudojimo pati tematika ar ne gal nėra visai šio webinaro tema, tai aš labai kviečiu pasiskaityti būtent mūsų neseniai išleistą straipsnį blogė, aš jums netrukus irgi būtent įdėsiu į chatą, kaip tik šį straipsnį mums parašė pati Rūta, kuri va dabar ir prisijungus ar ne, tai galėsite daugiau patyrinėti būtent apie smilkalų naudojimą, kodėl galbūt kenksminga, kokius geriau rinktis smilkalus ir kaip juos milkinti, nes iš tikrųjų tema yra ypač aktuali, tai netrukus aš jums įdėsiu nuorodą. Ir dar paskutinis klausimas, kuris nėra susijęs tiksliai su kursais, aš po to techninius klausimus atsakysiu, tai dar mūsų klausytoja klausė apie kvepalus, tai yra ar sintetiniai kvepalai gali būti pavojingi ir kiek yra rinkoje visiškai natūralių kvepalų, tai tokį paskutinį klausimą apibendrinimui galbūt galėtumėt atsakyti. Tai aš manau Rūta, nes jinai labiau kvepalų specialistė, bet taip, sintetiniai kvepalai yra kenksmingi. Na, taip, vienareikšmiškai irgi negali, tokia plati tema, bet labai jeigu trumpai ir glaustai, tai teoriškai viskas, kas išeina ES rinkoje į lentynas, turėtų būti saugu. Tai taip jau ir visos yra reguliacijos, visi reikalavimai, kas turi būti padaryta, kaip įvertinta sauga ir panašiai. Atsiprašau. Bet dažnai realybė truputėlį skiriasi. Kodėl? Dėl to, kad sintetiniuose kvepaluose naudojamos medžiagos yra tos sintetinės naujos molekulės, ypatingai sintetinių muskulių, jos yra labai naujos, labai jaunos, joms tėra ten keliasdešimt metų ar net ir keli metai, nes šita sritis labai vystosi. Tai jų poveikis žmogaus organizmui yra visiškai neaiškus. Saugos vertinimas yra atliekamas laikantis pagal kompiuterinius metodikas, analogijos principų, reiškia lygina cheminės molekulės žinomų medžiagų jau kažkada ištirtų ir maždaug jeigu jinai panaši, tai tikėtina, kad jinai panašiai reiškia veikia ir organizmą, ten saugi arba nesaugi. Tai toks truputėlį yra vertinimas šakėm ant vandens, labai formalus ir tai iš tiesų priklauso jau nuo pačio vertintojo sąžinės ir jo požiūrio. Ir dar kita bėda, kad tie tyrimai, nepaisant to, kad kai kurios medžiagos jau žinoma, kad yra kenksmingos, pavyzdžiui, ftalatai, arba dalis muskusų, kurie yra endokrinę sistemą ardančios medžiagos ir apie tai žinoma jau 19 metų. Ir yra paduotos paraiškos, kad Europos chemikalų agentūrai, kad šitas medžiagas reikia riboti arba uždrausti. Sprendimai būtent pačios agentūros, kad reikia uždrausti arba riboti, priimami labai lėtai. Tai trunka metais, dešimtmečiais netgi, va dabar bisfenolį uždraudė, bet tik taip vieną rūšį, kai yra jo pakaitalų ir pats padavimas, reiškia jau apie tai žinios, kad jis kenksmingas ir prašymas uždrausti buvo prieš keliasdešimt metų. Tai suprantat, kad tuos keliasdešimt metų žmonės naudoja ir galvoja, kad jie saugus. Tai aš asmeniškai vienareikšmiškai vengčiau sintetinių kvepalų. Vienareikšmiškai. Kai turim juolab tokią puikiai pakaitalą, natūralius augalų, vaistinių augalų aromatinės molekulės. Taigi čia yra nuostabu. Super, ačiū labai Rūta, aš irgi labai audringai čia, aš man. Žinot, kiekvienas turi savo temą. Širdies griebinti. Taip. Supratau, tai ačiū labai už jūsų klausimus, tikrai keletas liko jų neatsakytų, tai kaip visada mes turime ribotą laiką, tai pasistengiau klausimus tam tikrus užduoti, kurie klausimai neatsakyti, bet jums labai rūpi, gali drąsiai atrašyti laiškelį, kurį šiandien gausite man, tada mes pabandysim juos atsakyti, mūsų konsultantai, arba mes pasitarę atsakysim jūsų specifinius klausimus, o šiaip visus klausimus tikrai gvildensim būtent
eterinio aliejų biochemijos kurse ir turėjom dar keletą klausimų būtent iš šio kurso, tai dėl techninių dalykų pačių, tai aš taip pat jums atsakysiu, pasižiūrėsiu, kokie tiksliai buvo klausimai, kuriuos uždavė. Tai buvo klausimas, ar užsiregistravus į kursą, kad būtent tam tikrų laiku negalint jungtis, tai įrašus galėsite peržiūrėti, jeigu negalėsite jungtis, tai įrašus tikrai gausite nuorodas, bus, kaip sakė Eglė, ir privati grupė, tad jeigu negalėsite laivų jungtis, tai galėsite įrašus pažiūrėti. Ir sekantis klausimas yra apie tai, kuriomis dienomis ir kokiu laiku vyks paskaitos ir ar galimybė bus gauti būtent medžiagą. Taip, tai paskaitos vyks trečiadieniais. Taip, paskaitos vyks trečiadieniais ir bus užsiėmimai. Tai užsiėmimai vyks, priminkite, Eglė? Tai irgi trečiadieniais ir paskaitos ir praktiniai užsiėmimai suplanuoti šiuo metu yra trečiadieniais nuo 18:30, tik praktiniai užsiėmimai, aišku, Vilniuje, o įrašai ir visa dalyjamoji medžiaga bus Facebooko grupėje, laisvai pasiekiami. Dalyjamąją medžiagą galėsite atsispausdinti, o įrašus galėsite žiūrėti jums patogiu laiku. Taip, tai ačiū už patikslinimą. Tai tikrai galėsite drąsiai, galėsime bendrauti, jeigu bus kažkokių kliūčių, ar tai su Facebooku, tai patį kursą moderuosiu aš, tai tikrai padėsiu, jeigu negalite kažkaip prisijungti, tai mes atsiųsim jums elektroniniu paštu nuorodas, būtent su tais įrašais, kuriuos padarysime, kai lektoriai išdėstys paskaitą, bet galbūt, pavyzdžiui, jūs negalėsite prisijungti. Tai būtų tiek, labai dėkoju visiems prisijungusiems, ačiū lektoriams už išsames paskaitas, užsakyčiau tikrai labai gilius ir praktinius patarimus ir tokią informaciją, kurios mes šiaip kažkur tikrai nerasime. Tai dar kartelį kviečiame prisijungti į kursą, domėtis, gilintis toliau, kaip ir sakė Eglė, kiekvienas einame savo sveikatingumo kelionę, tai reikia pirmiausia pradėti ar ne nuo savęs, visada nuo savišvietos tokios, ir keliauti toliau. Tai po šio webinaro gausite laiškelį dar kartelį su priminimu, o rytoj bus dar vienas laiškelis, būtent su nuoroda į šį webinaro įrašą, kurį padarėme dabar. Tai ačiū Jums labai, jeigu kažkas dar norite pasidalinti, būtent ką išsinešėte šito kurso, ar tiesiog linkėjimus perduoti, tai dar keletą minučių, labai laukiame jūsų atgalinio ryšio čato langelyje. Mes pasišypsosim kartu su lektorium, ar ne, kad buvome čia ir matome daug padėkų, dėkoja už šį kursą, linkim mums gražaus vakaro, mes taip pat linkim jums gražaus vakaro, labai džiaugiamės, kad prisijungėte, dėkoja už Ačiū labai. paskaitą. Taip, dar kartelį lektoriam, o aš sakau lygiai taip pat ačiū ir šiuo metu tiesiog pamažu išjungsiu filmavimą.